Medaus masažas yra refleksoterapijos atmaina. Gydomasis medaus ir masažo derinys padeda išlaikyti gerą formą stresų ir perkrovų metu. Šio masažo tikslas – energetinių kanalų valymas, pagalba esant stuburo bei sąnarių sutrikimams gydyti. Masažas žmonėms padeda jaustis aktyviems, fiziškai sustiprėjusiems bei sumažina ligų tikimybę. Taip pat atstoja viso kūno apylingą, oda tampa švari, švelni, prisotinta deguonimi ir meduje esančiomis vertingomis maistinėmis medžiagomis. Po šio masažo kurį laiką visame kūne jaučiama maloni šiluma. Gilus masažuotojo judesiai ir medaus tąsumas suaktyvina kraujotaką, tuo pagerindamos audinių bei vidaus organų aprūpinimą deguonimi ir reikalingomis medžiagomis. Medus turi daugiau nei 300 aktyvių biologinių vienetų – fruktozės, gliukozės, taip pat sacharozės, proteinų, mineralinių junginių, aromatinių medžiagų, obuolių, citrinų, vyno rūgščių. Meduje gausu mikro ir makroelementų, taip pat vitaminų, folio rūgšties. Medaus masažas ypač tinka šaltuoju metų laiku kaip profilaktinė priemonė prieš plaučių ligas, bronchitą, norint sustiprinti imuninę sistemą, celiulito mažinimui, nugaros ir sąnarių skausmams mažinti.